Mes džiaugiamės, kad Kauno Akropolis, Kauno Žalgiriui nuo šiol bus geras partneris ir visuomet parems tuomet, kai bus ir lengva, ir sunku. Dar kartą sveikinu Kauno Žalgirį su nauju sezonu, linkime viso geriausio, džiaugiamės tapę Kauno Žalgirio rėmėjų ir jų sėkmingos veiklos dalimi. O tam, kad įteikti kažką tokio rimtesnio, tai noriu įteikti šitą didelį riešutų maišą. Labai simboliškai. Riešutai, kieti riešutėliai. Kauno Žalgiriui linkiu būt šį sezoną, žaidžiant su visais ir visur, kietais riešutėliais. Tegul nei vienas varžovas jūsų nesutrauškia. O dabar žodį suteiksime Kauno Žalgirio vyriausiajam treneriui Gintarui Ratikui. Aš norėjau parodyti visiems žiūrovams ir taip pat rėmėjams, kurie stengiasi taip dosniai mus remti, kad mes nerinkom 12 vienodų žaidėjų. Mes turim neaukštą, mes turim labai taiklų, mes turim labai didelį ir tuo mes būsim sudėtingiau įveikiami priešininkai. O dėkodamas vadovui už tikrai gerus palinkėjimus, norėčiau įteikti simbolinį mūsų komandos kamuolį ateinančio sezono su parašais ir galvojam, kad po sezono mes galėsim įteikti kamuolį su parašais, bet jau žymiai brangesnį po kažkokio tai didelio laimėjimo. Jūsų plojimai Gintarui Ratikui. Kągi dovanėlėmis apsigynėme ir dabar į šalia scenos norėčiau pakviesti Blazing Steps šokėjas užkaitinti mūsų visų jaunosius geidulius ir aistras.